Kur čia pradėti su šituo komentaru? Sveiki sugrįžę į dar vieną klausimų atsakymų epizodą. Šiandien nagrinėju 10-15 jūsų klausimų, galbūt spėsiu ir daugiau, su mintimi padėti jums užtikrinčiau žengti investavimo žingsnius. Tai jeigu planuojate investuoti, arba jau investuojate, arba galvojate apie investavimo strategijas ir įvairiausių turite klausimų, šita rubrika yra būtent jums. Nes manau, kad kiekvienas klausimas iškilęs per epizodus tikėtinai turėtų pasikartoti bent jau pas 20, galbūt 30 žmonių. Tai atsakant juos garsiai, galbūt užkabinsim kažką, į ką jums jau reikėjo atsižvelgti. Tai nepamirškit, like, subscribe apačioje, tuo pačiu palikit savo klausimą ir tikrai į jį atsakysiu ir raštu, ir būtent video formatu. Gerai, judam. Pirmiausia, matau, ačiū už įdomias įžvalgas ir už atsakymą. Pumposiu toliau, kaip sakant, S&P 500, VWA ir toliau. Vienintelis argumentas, kad pasižvalgyti į SPYL, gal variantas efektyvesnis dėl turto valdymo mokesčio, bet šiaip manau, kad S&P strategija dar vis ilgam laikotarpiu yra efektyvi strategija ir mane šitoje vietoje niekas neperkalba. Aš neturėdamas pagalbės atsidėjęs ir turiu skolų, bet vis tiek investuoju ir tai labai blogai. Portfelis 10. Ar tai labai blogai? Portfelis 10 štukų. Tikrai labai blogai, Renaldai. Dabar pagalvokit, paimkim situaciją, kad kažkas pasikeis su jūsų pajamų gavimu ir jūs momentaliai turėsite išsiiminėti pinigus iš investavimo pasaulio. Dabar kas galėtų įvykti, kad pas jūs kažkas pasikeistų? Paimkim, nežinau, pasaulinio lygio finansinė krizė. Ta pati pandemija, kur ten 3 mėnesius turėjom 30-40% nukritimą. Tai ką jūs darytumėte, jeigu staiga kažkas, taip sakant, sustotų pajamos ir staiga jums reikėtų pinigų? Tai papildomai tikriausiai nesiskolintumėte, nes jau esat pasiskolinę, tikėtina, kad imtumėte tiesiog iš savo investicijų. Jeigu jūsų investicijos 30-40% arba netgi daugiau pakritusios, jūs vis tiek privalomai turėsite iš tenais išsiimti. Tai aš labai argumentuočiau, kad pirmiausia finansinė pagalba, tada brangių skolų atsikratom ir tada jau pradedam investuoti ir galbūt tą 10 000 šiuo metu išnaudočiau būtent tam saugikliui, nes, čia toks labai rizikinga iš savo pusės. Nesuprantu, kodėl neleidžia stebėti Emilio viešų portfelių, sąskaitoje susidaręs, kanalą prenumeruoju, o kai bandau pažiūrėti portfelį per nuorodą, rašo registruoti, sudedu savo paštą ir slaptažodį, rašo, kad toks vartotojas jau egzistuoja, jungiasi per PC, ką darau ne taip. Pabandykite tiesiog pirmą prisiregistruoti, čia ką mes kalbam, tai kad, pavyzdžiui, vertybinių popierių sąskaitos Freedom 24 turi funkcionalumą, kad žmonės gali sekti portfelį. Tai, pavyzdžiui, 1600 žmonių seka šitą portfelį, kur aš įvairiausias nesąmonės darau pas save. Po kiekvienų epizodų standartiškai galima rasti tas nuorodas, į kurias galite pasižvalgyti. Sustabdom trumpam ir pasižvalgykim. Tai kaip pavyzdys mano S&P 500, mano viso pasaulio, mano individualios akcijos. Tai ką aš daryčiau? Pirmiausia, nukeliaujat į Freedom 24 platformą, šioje vietoje jau prisijungiat ir tada grįžus čionais spaudžiat ant nuorodos, pavyzdžiui, visas pasaulis. Tai iš karto turėtų atidaryti mano viso pasaulio portfelį, nors aš esu prisijungęs kaip Emilis. Taip sakant, aš galiu sekti savo portfelį. Truputį durnas tas funkcionalumas, bet iš tiesų, jeigu jau prisijungėt, iš karto turėtų leisti. O jeigu jūs dar neinvestuojat, arba nepradėjot, arba nesekat mano portfeliu, tai nepamirškite, kad šitos nuorodos paliktos po kiekvienu epizodu, galite tiesiog nukeliauti ir atsidaryti. Reikia tik atnaujinti, nes mano pagrindinis portfelis jau 125 000, kažkas tokio. Truputį čia mažesnės sumos negu iš tiesų. Neprasidėkite po 45 metų, jau to nei euro gal nebebus, o milijonas kaip dabar koks 100 000. Pofkė labai įdomus komentaras, žiūriu čia kiti žmonės, bent supratai, ką čia norėjo pasakyti, ar iš lempa savo nuomonę parašyjai. Visada smagiau turėti, kad ir 100 000 neturėti visai, beje, eigoje niekas nedraudžia manipuliuoti savo investicijom, alokuoti jas kitur ir panašiai, įmatai, kad globali situacija keičiasi, pasaulis griūva. Gal ir tiesa, viskas skaitmenizuota, tai bus kripto. Kur čia pradėti su šituo komentaru? Yra daug žmonių, kurie kiekvieną dieną investuoja. Ir kai aš turiu omeny kiekvieną dieną investuoja, aš sakyčiau, kad kiekvienas, kas žiūrite šiuo metu, irgi investuojate. Tik klausimas, ar investuojate į daugiau nerimo ateityje, ar į daugiau streso ateityje, į daugiau finansinių galbūt skilių savo portfeliuose, savo finansų valdyme ir visur, kur jūs tiesiog, taip sakant, nepriemat sprendimo, kurį reikėtų priimti arba nepriemat to, kuris galbūt padėtų jums. Kai kurie investuoja į sveikatą, kai kurie investuoja į gerą savijautą, kai kurie investuoja į blogą savijautą ir čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Tai tikrai galite neprasidėti, galite neinvestuoti, galite nesižvalgyti į savo finansus ir gyventi nuo algos iki algos ir tikėtinai jau dabar žinote, iki ko tai nuves.
Bet čia bus tiesiog darbas iki gyvenimo galo. Kiti žmonės gali rinktis daryti kažką dėl to ir truputį geriau gyventi arba labai gerai gyventi priklausomai nuo sprendimų, kuriuos priimsite. Tai tikriausiai klausimas, kaip renkatės investuoti ir kur renkatės investuoti jūs. Ar į geresnius pasirinkimus, ar į blogesnius. Tai jo, tikiuosi padės šitas. Šiaip labai domina pensijų antros pakopos reforma. Ar gali būti, kad antros pakopos fondo vieneto vertė laikinai pakris, kai prasidės pinigų atsiėmimai, jei skaičiuosime, kad 40-60% pasitrauks iš antros pakopos? Neturės įtakos, mes esame labai maža dalis tuose fonduose. Aš manau, kad kadangi jau yra paskaičiavimai, kas ir kaip bus padaryta tuose fonduose ir kiek žmonių tikėtinai pasitrauks ir kokius sprendimus kitus priims, šioje vietoje manau, kad sąlyginai bus jau priimti tam tikri sprendimai, kaip suvaldyti šitą svyravimo riziką. Iš tiesų nemanau, kad tai bus tokio dydžio iš savo pusės, bet nepamirškit, kad jūs investuojate į labai globalius įrankius ir iš tiesų mes esam kaip Lietuva sąlyginai maži tuose pasirinkimuose. Ir nepamirškit, kad antra pakopa irgi išsiskaido ir per fondų valdytojus, tai reiškia skirtingi fondų valdytojai, ir per skirtingas struktūras, kas yra daugiau akcijose, obligacijose ir skirtingus laikotarpius netgi. Taip sakant, koks portfelis turi akcijų, kiek obligacijų. Tai manau, kad šita vieta nėra tokia didelė rizika, kaip galbūt daugelis įvardina. Kas geriau, investuoti į ETF su tam tikrais palūkanų svyravimais ar su teltinių investavimo platformose su praktiškai garantuotais 9-13% palūkanų? Kokie būtų vieno ar kito varianto pliusai minusai 20 metų investavimo ir reinvestavimo laikotarpiu? Vienam geriau tas, kitam tas. Dėk per pusę, jie buvo. Kaip čia pasakius? Kai pasakėt savo komentarę praktiškai garantuotais 9-13% palūkanų pasirinkimais, tai manau, kad neteko susidurti su sutelktiniu finansavimu pakankamai. Šioje vietoje investavime nei vienoj pusėje, nei kitoj pusėje nėra 100% garantuotų variantų, tai iš savo pusės aš tikriausiai akcentuočiau, kad vienas variantas išnaudos sudėtinės palūkanas truputį efektyviau, nes jūs parduosite tik labai ateityje ir jūs viską reinvestuojat. Kitas pasirinkimas turės ir vėlavimų, ir to lago, kol pinigai suvaikščios per pasirinkimus, ir tuo pačiu palūkanos potencialiai bus apmokestinamos, dar bus vėlavimų tam tikrų, vėlavimo palūkanų variacijų, jūs automatiškai turėsite diversifikuoti per skirtingus įrankius, atsirinkinėti pasirinkimus. Tai kaip core pozicijos dalis, visiškai, man atrodo, ETF-ai į vienus vartus nugali sutelktinį finansavimą ir nepamirškite, kad sutelktinis finansavimas iš tiesų yra paimtas iš skolos pasaulio ir skolos tas bazinis galbūt pasirinkimas yra vis tiek obligacija. Sutelktinis finansavimas yra tokia išvestinė, dar papildoma, taip sakant, potėmė, man rodos, po šito pasaulio. Tai yra rizikų ir tikrai, jeigu manot, kad tai yra praktiškai garantuotas pasirinkimas, aš sakyčiau, gal truputį netgi per anksti į sutelktinį finansavimą keliauti, galbūt ilgalaikiai fondai bus efektyvesnis įrankis jums ir šiaip iš praktinės pusės, man rodos, dažniausiai visą laiką būna efektyvesnis. Sveiki, puikus videos, klausimas jums. Turiu santaupą apie 30 000. 13 mėnesių rezervas yra ir nenumatytiems pirkiniams fondas yra. 10 000 paskyriau į PP ir PB. 10 000 noriu suinvestuoti į augimą 70-80% SPYL ir 20-30 dvi svertinės ir 3 svertinės pozicijas. 10 000 į dividendinį portfelį, bet čia strigau. Kol kas apmąstymuose 10% Real Income, 20% GPQ ir JGPI, EXSH, EUNI. Visus pinigus investuočiau per 1,5-2 mėnesius. Norėčiau investuoti apie 20 metų. Edukacija nuo balandžio, kokios būtų įžvalgos. Ačiū. Matau, atsiprašau, greičiausiai mano nuomonė nesvarbi, bet jei turi darbą, nenori tiesiog DCA į savo pasirinktą kompaniją ar index fondą, jei planuoji ateičiai. Tai gal pirmą, matau, very cool personality. DCA dažniausiai veikia tik su fondais, su individualiom kompanijom reikia fair value skaičiuotis, tam, kad įsivertintumėte, kiek teisinga ir neteisinga yra investuoti dabar. Dabar P2P, P2B man vis laiką su dviejetuku, nežinau iš kur tas lešas, tai kol dėjo truputį užtruko, pagalba iš užnugario atėjo. Šioje vietoje 10 000 SPYL ir 20-30% svertinį. Kaip čia dabar pasakius?
iš dabartinės situacijos 30 000 skirstyti per tiek daug skirtingų pasirinkimų, man atrodo truputį nelogiška. Per daug išskirstysit, per daug fokuso į skirtingas vietas, daug daugiau grąžos atkeliaus, jeigu jūs šioje vietoje turėsite vieną ten kertinę core poziciją su trupučiu aktyvumo, kuris leis jums truputį pasižvalgyti į papildomus pasirinkimus, bet per daug nesvarstysit laiko ir daugiausiai fokusuositės į pajamų gavimą. Tai aš tikriausiai P2P ir P2B iš viso išmeščiau, tada dvigubinčiau būtent pagrindinę poziciją, netgi čia galbūt būtų 25 000 keliautų į tas pačius antro pasirinkimo variantą ir tas 20-30 dvisvertinės, trisvertinės pozicijas, čia jau aktyvus valdymas, čia jau jūs pasirašot tam, kad reaguosit, kada pirkti, kada parduoti, turėsit stop lossus ir visus susidėliosit. Paraleliai dividendinis portfelius, gerai, real tinkamą aš dar galiu priskirti, nors tai ir yra, taip sakant, dividendus išmokanti kompanija, bet tai yra nekilnojamo turto trestas, nestandartinė kompanija, tai jau irgi toks truputį filtras, ar tikrai čia. Jeigu mes kalbam GPQ, JGPI, tai, taip sakant, ar tikrai iš dividendų uždirbinėja šitie portfeliai. Čia jūs jau fokusuojatės į pasyvias pajamas, bet iš aktyviai valdomų fondų su specifiniam strategijom. Tai labiau akcentas, ar tikrai reikia šitos vietos ir jeigu tos pasyvios pajamas iš tiesų jūsų yra pagrindinis tikslas, tada antra vieta jūsų portfelė kaip ir nelabai logiška. Galbūt grįžčiau nuo tikslo pusės. Ar jūsų tikslas yra susikurti pasyvių pajamų srautą, ar jūsų tikslas yra susikurti portfelį, kuris būtų pagal savo vertę tam tikros sumos rėžiuose, taip sakant, pasiektų tam tikras sumas. Vienoje pusėje jūsų mokestinės pusės iš karto atsiranda, nes bet kokie dividendai, kuriuos gausite, bus apmokestinami, nesvarbu ar investicinė sąskaita ar ne. Paraleliai kapitalo prieaugis, kol jūs neparduodat, vienodą šviečia, nėra apmokestinamas, nesvarbu ar naudojat investicinę sąskaitą ar nenaudojat. Tai tam tikri pliusai į augimo kapitalo pusę tikrai egzistuoja. Ir tada, kai jūs turite atsakymą į šitą, tai daugiausiai atsiranda klausimų, tai į ką tada? Tai arba į augimą, kur jūs jau įvardinat savo strategiją, arba tada į pasyvių pajamų portfelį ir galbūt tada žvalgyčiausi, kur dubliavimas išvengia ir kokia strategija iš tiesų yra kiekvieno fondo ir kodėl jis turėtų uždirbinėti man vis daugiau pinigų ateityje ir kur rizikos. Kas turėtų įvykti, kad šitie fondai kaip tik performantų prasčiau negu paprasčiausiai indeksai kaip S&P 500. Tai jo, tokios įžvalgos. Gerai, būtų įdomu pamatyti video apie įrankius pradėti investuoti vaikams. Matau, 5 žmonės palaikino, žinokit, manau, kad tikrai padarysim, čia nėra problemos, bet dažniausiai tai vis tiek bus, kad investuojat jūs savo vardu ir jūs tiesiog padovanosit vaikams tą portfelį ateityje. InSoil ūkininkams kaip pavyzdys. Čia vėl apie skolas visą istoriją papasakojau, bet man asmeniškai InSoil buvęs Heavy Finance yra tikras nusivylimas, nors ir pradėjus prieš 3 metus grąža siekia 17,66, bet įstrigusių paskolų teisminiuose procese ir bankroto bylose apstu siekia net 60% portfelio. Pinigai nedirba taip, kaip turėtų, nemanau, kad tinkamai įsigilinau teikiant paskolas ūkininkams, kiek jie jų jau turi. Aišku, didelės įtakos turėjo karas ūkio sektoriui, manau, yra kur kas geresnių įrankių. Iš mano pusės, manau, kad čia irgi labai specifinė skolos variacija ir net jeigu investuojat, man atrodo, kad tai turėtų būti sąlyginai mažas kiekis iš savo pusės. Taigi, gal jau turite pilnai grąžintų paskolų, būtų įdomu pamatyti rezultatus ir naujausias įžvalgas, gal reiktų pabendrauti su Profitus. Aš šiaip nesu didelis investuotojas, ten sąlyginai mažas portfeliukas ir tokia labiau testavimo pusė, bet gal pabendrausim, pažiūrėsim, gal ir vertinga bus tai. Bet žvilgtelsiu, susieksiu, pasižiūrėsim. Ir pas Lenkus nėra nelegalų iš 4 šalių ir nėra no-go zone, kaip pusė Europos jau tokios zonos klesti. Dėkui už laidą. Šiaip labai stiprus dar paskutinis sprendimas pas juos su mokesčių lengvatomis, kur su 2 vaikais, tai irgi, taip sakant, stipriai įsibėgėja. Plius, manos, jeigu mes žiūrim iš Equity World paskutinių 3 metų rezultatuose, Lenkija top 5 sėdė. Manos antra pozicija po Graikijos, jeigu neklystų pagal augimą. Tai tikrai privertė atkreipti dėmesį. Nesupratau apie paskaičiavimą pagal S&P 500 ar ką ten, kai investuoji. Ir ar gera mintis investuoti į akcijas, kurios nukritusios stipriai ir visur primėtyti. Su S&P 500 aš dažniausiai visą laiką sudėtinės palūkanas skaičiuoju. Jeigu norit sudėtinių palūkanų skaičiuoklės, fl.lt skaičiuoklę viršui dešiniai ir čia galit pažaisti. Taip sakant, kokią pinigų sumą įdedat iš karto, kiek periodiškai per mėnesį įdedat, kokią grąžą generuojat, kokiam laikotarpiu. Tai kaip pavyzdys, jeigu aš norėčiau 10% grąžos ir tarkim investuoju truputį daugiau 10 000 ir, nežinau, 300 per mėnesį,
po 25 kokių metų, kaip draugiškai turėsiu daugiau negu 500 000, nors esu suinvestavęs tik tai 100 000, kas yra pradinė suma. 10 ir papildomai įnašai 90. Tai čia sudėtinių palūkanų skaičiuoklė su 10% grąža tiesiog. Tai tikriausiai šitą skaičiavau. Dabar, jeigu jūsų vienintelė investavimo argumentas į akcijas yra todėl, kad akcija nukrito, tai yra labai prasta strategija, nes dažniausiai daug akcijų, kurios krenta, taip ir dingsta, taip ir išnyksta, taip ir bankrutuoja. Verslų rizikos yra milžiniškos. Tai argumentuočiau, kad tikriausiai prastas variantas, jeigu tai yra vienintelė dalis, bet jeigu jūs turite, sakykime, watchlistą, kur turite 20-30 skirtingų kompanijų, į kurias norėtumėte investuoti, bet pagal dabartinius vertinimus jos yra per brangios. Ir tada staiga kažkur iš tų kompanijų labai pakrenta ir jūs žinot, kad tai yra tiesiog iš emocijos pusės kažkokios ant blogos naujienos. Tada, sakyčiau, vertinga. Antras, kiek kitokio formato video, tikrai įdomus, labai gerai panaudota papildanti medžiaga, tikiuosi tokio formato video bus ir toliau šiame kanale. Štai kaip uždirbame pinigus per krizus. Šiaip man pačiam smagiai dėliojasi tokie epizodai, tai truputį tos kitokios irgi edukacijos, tai smagu išgirsti, kad patinka ir jums, manau, tikrai pamatysit jų ir daugiau. 20 mečiui savo pasakyčiau pirkti bitcoiną. Nu tai žinot, aš 25 metų savo pasakyčiau nusipirkti teisingus dėl to bilietus. Tai toks pats patarimas būtų, žinot. Ir argumentas yra, kad labai lengva pasižiūrėti atgal ir pasakyti, ką reikėjo daryti ir ką reikėjo kur investuoti ir kiek ir taip toliau. Bet kai žiūrim į ateitį ir į dabartinius sprendimus, klausimas, ar dabar taip užtikrintai irgi aklai investuotumėte tik į vieną pasirinkimą. Nu, įdomu. Sveikas, turiu idėją brolio vaiko gimimo progą sukurti sąskaitą, į kurią pirkčiau dividendinės akcijas Realty Income ir jis galėtų ją naudotis, kai jam bus 18 metų. Klausimas, kur ir kaip geriausia būtų tai daryti ir kad jis turėtų galimybę su tą sąskaitą daryti, ką nori be mano įsikišimo. Brolio vaiko gimimo proga. Truputį su mokestinė dalim čia gaunasi problematiška. Tai pirmas dalykas tikriausiai sakyčiau, kad tėvas turėtų šioje vietoje, jeigu yra galimybė, sukurti sąskaitą ir pats ją valdyti iki 18 gimtadienio progos, o kadangi broliui, taip sakant, tai broliui gali pervesti pinigus be didesnių apribojimų, jeigu apie tas sumas, apie kurias aš čia įsivaizduoju, kad kalbat, tai neturėtų būti jokių problemų iš savo pusės ir tada tėvas šioje vietoje, kai sukaks 18, aš galbūt netgi paskatinčiau palaukti gal kokių 21-25, priklausomai nuo jau vaiko situacijos, kažkurio momentu perleisti tą portfelį. Tai cost basis nusistatys per naują, reiškia portfelis bus tax free kaip ir vaikui nuo to momento, o iki to momento, kada jau galės, tai čia tiesiog atsidarot papildomą sąskaitą ir viskas. Tai, dabar, jeigu dėl kažkokios priežasties negali brolis ar vaiko tėvas šitoje vietoje tvarkytis, tai akcentas yra, kad jums perleisti turtą vaikui tam jau bus didesni mokesčiai. Jūs galit kaip ir duoti prisijungimus, duoti kažkokių variacijų, kaip tą valdyti, bet jūs esate iš mokestinės pusės atsakingas už tą sąskaitą. Tai jeigu toj sąskaitai uždirbote, nežinau, 1000 eurų ir to nedeklaravot, nes ateities vaiko sąskaita, jums kažkada tai įkas atgal, nes čia jau su VMI neatsiskaitė. Tai aš argumentuočiau, kad tikrai reikėtų atsižvelgti iš tos pusės. Bet jo, aš bent jau taip daryčiau. Sveiki, kas kiek reikia naujinti V8 bent formą ir pakankamai vieną kartą užpildžius. Dažniausiai jums parodys kiek, kada buvo užpildyta ir kada reikėtų pildyti vėl per naują. Tai kaip pavyzdys, mano galioja iki 26.12 mėnesio 31. Nors užpildžiau, šioje vietoje gaunasi 3 metai atgal. Tai galit sąlyginai matyti, kad rami vieta ir man nereikia kažkokios didesnės problemos iš savo pusės kažkaip pastoviai, taip sakant, pildyti, bet vėl, jeigu kažkas pas mane pasikeitė, aš tada turėčiau užpildyti nelaukdamas tos atsinaujinančios vietos. Gerai, ačiū už video, šaunu, kad yra žmonės, kuriems negaila informacijos ir žiniomis dalintis. Smagu, kad esat tiek, taip sakant, yra tiek daug žmonių, kuriems įdomu, kuriems patinka ir kurie žiūri šitos epizodus, nes iš tiesų tai mintis gimė labai paprasta. Aš visą dividendo eksperimentą, visą kanalą, visus šitus pradėjau su mintimis pardėti savo užpakalį, kad įsitikinčiau, jog tikrai duodu tinkamą informaciją ir pats pasidomiu pakankamai, nesgi viešai dalinuosi ją. Ir staiga tai įsisuko į verslą, kuris man leidžia pasiekti
pasiekti tai, ko aš tikrai nesitikėjau. Tai labai džiugu, kad padeda ir jums, ir dabar vis sėkmės istorijos atkeliaujančios iš jūsų, kai pradėjote investuoti, džiugina, kad darau kažką tikrai efektyvaus ir gero, kas prisijungia prie jūsų gero gyvenimo. Tai vėl, jeigu norėsit pradėti investuoti, nepamirškit nuorodos aprašyme, mano paties portfeliai, papildomi bonusai iš to paties Freedom 24. Jeigu jau investuojate, tai uždėkit klausimą kokį nors, likit komentarą, ar tinka ar patinka Q&A sesijos, ir galbūt yra kokios nors specifinės papildomos rubrikos, į kurias reikėtų atsižvelgti. Dabar vis mintise kirba mintis įrašyti tokius gyvus pokalbius, kur vos ne kaip radio šou, kur paskambina žmonės, o tuo pačiu, kad aš galiu padėti gyvai diskusijose, užduodant klausimus atgal, nes truputį užvestumėt mane ant kelio efektyviau. Tai vėl, gal čia variantas, ką reikėtų pafilmuoti ir patestuoti. Vėl, čia paliksiu praktinį eksperimentą. Jeigu nežinot, kas tai yra, 3 metus po 100 eurų investuoju į 3 skirtingas strategijas, pasižvalgykit, rodau, kaip tai veikia ir kaip tai yra paprasta, o su jumis susitiksiu sekančiame epizode.